Labas žvejams, šiandien yra gegužės 13 diena ir aš sveikinuos nuo Kintų saugyklos tvenkinio kranto, kitaip vadinamo Wide Lake. Šitas telkinys yra gerai man žinomas, jame gaudau jau apie 10 metų, tai šitoj žvejybai pabandysiu paeksperimentuoti tiek su pašarais, tiek su masalais ir pabandysiu pagauti kažkokią didesnę žuvį. Kodėl sakau pagauti didelę žuvį? Nes šios žuklės tikslas yra ne tik karpis, kuris buvo čia pagautas žmonių apie 20 kg, kiek žinau, bet šitam telkiny yra šamų, yra daug šamų ir didelių šamų, bet ir pernai metais įleistas eršketas, kurio svoris apie 43 kg. Tai planas yra gaudyti stambiais pašarais, dideliais masalais. Gaudysiu apie 120 metrų atstumu. Darysiu vieną taškinį šėrimą. Dašėrinėsiu kas valandą laiko. Ir gaudysiu su 2 meškerėm. Tai žiūrėsim, kaip man seksis. Ir einam užsimetinėti pirmasis meškerės. Tai pašarui naudosiu 24 mm boilius ir 18 mm boilis. 24 mm boiliai bus supjaustyti per pusę. Įdėjau įvairių granulių, tiek žuvinių, tiek grūdinės kultūros granulių. Tai visą pašarą sumaišiau su amino ir CCL skysčiu. Apie masalus tai gaudysiu ant 24 masalo boilio su 15 mm pop-upu. Kitas masaliukas bus 18 mm boilis ir 12 mm pop-upas. Sistema, su kuria šiandieną gaudau, tai yra saugi klipsa ir apie 1,20 m ilgio litkoras. Pagrindinis valas pas manęs yra visada storas, tai 0,40 m. Ir prie saugios klipsos dar, kai užtempinėju su laiveliu, dedu tokią gumelę. Ant tos gumelės dedu akmenį, tai žuviai pasikirtus akmuo nukrenta ir tiesiog nebelieka jokio svorio, tai lengviau suvaldyti žuvį, kad jinai neįtų į kažkokį kliuvinį ar nespaustų jos prie dugno.
Tai ką, jau 6 valandas vakarą, jau 3 valandas kaip meškerės užtemptas, kibimo nebuvo. Keletą kartų užtempiau laivelį su pašarais į tašką ir meškerių nepermetinėjau. Tai toliau laikausi savo eksperimentą. Žiūrėsiu, kaip čia man toliau seksis. Vis stebiu vandenį, tai žuvies aktyvumo nėra, šuolių nėra. Yra ganėtinai stiprus vėjas, tai vakarų, tai pietų, bet tikrai nėra šalta. Tai laukiu toliau kibimo. Gal apie 8 vakarą bandysiu persimesti jau nakčiai ir tikėtis naktinio kibimo. Čia jau bus tikrai ne karpis. Čia bus šamas arba erškėtas. Po beveik 4 valandų pirmas rimtas kibimas. Po kol kas visiškai neina pakelti nuo dugno. Tai dabar dar tikrai nežinau, kas tenais kitam gale yra. Užkibo ant 24 mm boilę su raudona viršūnėlė 15 mm pop-up. Tai masaliukas tikrai nemažas. Traukiu jau apie 15 minučių. Ir tikrai nesimato galo. Toks jausmas, kad tik tais pusę kelio pritraukiau, matau paviršį. Kaip minėjau, akmuo nukrito ir žuvis nėra spaudžiama prie dugno, jin dažniau iškyla į paviršių. Palei žuvies judesius ir elgseną
kiek teko pagauti šamų, tai manau, kad bus šamas. Nors galiu ir klysti, dabar pasirodė ilga uodega, tai gal eršketas tas didysis, kur minėjau virš 40 kg. Dabar jau pasimečiau, negaliu pasakyti. Labai keistai, kaip karpis duoda per litkorą. Tai panašiai elgiasi ir šitas žuvis. Bet žuvis tikrai nemaža. Per kamerą nesimato, bet matau ją vis dažniau dabar paviršiui. Bet pasiduoti jinai visiškai dar nežada. Lygtais mačiau uodegą, kad šamas. Šamas. Ir nemažas šamas. Tikrai nemažas šamas, nežinau kaip jį čia dabar įtalpinti. Nes jo jaučiu net neįtalpinsiu į graibštą. Bet reikia pabandyti. Reikia pasiimti biškį didesnį. Ne, čia be šansų. Be šansų čia įtalpinti man jį graibštą. Kažką reikia daryti. Bandom dar kartą. Pavyko.
nežinau, didelis, nemažas, tikrai nemažas. Net neįsivaizduoju, kiek jisai gali sverti. Bet tikrai nemažas bičas. Teka su juo pakovoti neblogai. Uodega visa kokia išlindus. Kašamus gauda, jie matuoja metrais, mes karpininkai kilogramais. Reikėtų pabandyti pasverti, kiek jisai galėtų sverti. Pamėginsim jį greitai pasverti. Trisdešimt 4 kilogramai ir 800 gramų. Tai paskutinė foto su šito dičkiu. Neina net apimti, koks jisai didelis. Mano asmeninis rekordas tiek šamo, tiek šiaip žuvies. Ir paleidžiam jį į laisvę. Tai ką, vakarėje jau apie 8 valandas vakarą. Visą dieną kibimo nesulaukiau. Kas valandą paduodavau pašarą į savo pasirinktą tašką. Meškerių nepermetinėdavau. Ir apie 7 valandą vakaro sulaukiau pirmojo kibimo. Kaip matėt, pavyko ištraukti beveik 33 kg šamą. Tai yra mano asmeninis rekordas. Su juo kovojau apie 25 minutės, bet viskas baigėsi mano naudai ir pavyko šiaip ne taip įvilioti į graibštą. Jau saulė leidžiasi, tai eisim dar vieną kartą persitempti meškeres, pasišerti tašką ir tikėkimės, kad naktį bus geresnis žuvies aktyvumas, nes visą dieną vienas kibimas tik tais.
Labas rytas. Apie 1 valandą nakties užkibo pirmasis karpis. Netoli 11 kg plikis. Tai dar kartą labas rytas. Tai norėčiau biškį papasakoti apie naktį. Tai apie 1 valandą buvo išvažiavimas, užkibo karpis. Naktį atrodė, kad yra tikrai didesnis. Šiandieną pasvėrus buvo apie 11 kg. Nors ir tai iš tikrųjų neatrodė, kad jisai 11 gali būti. Tai pakol kas nieko nekeičiu. Ryte vėlgi užsišėriau taškus. Persimečiau meškeres ant tų pačių 24 mm boilių. Ir pakol kas jau gerą valandą jokio kibimo. Pakilo pietinis, ganėtinai stiprus vėjas, pasikeitė. Vakar buvo man į nugarą, toks daugiau vakarinis. Tai šiandieną daug stipresnis ir iš šono pietinis vėjas. Tai planas yra iki 10-11 valandų dar pasėdėti ir paskui po biškį jau krautis ir link namų. Tai tą progą dar norėčiau papasakoti apie savo žvejybą Tauragėj prieš savaitę laiko. Buvau 3 parų sesijai, tai pafilmuoti visiškai buvo neįmanoma. Buvo labai stiprus vėjas, gūsingas iki 18 metrų per sekundę. Vieną parą pralyjo lietus, tai apie kažkokį filmavimą net kalbos nebuvo. Bet pavyko pagauti 3 žuvis. Kaip Tauragės standartais, gal jos ne per daug didelės. Tai antros paros rytą, apie 6 valandą ryto užkibo 15 kg 500 karpis. Ir prieš vakarą, apie 10 prieš naktį, užkibo apie 10 kg karpiukas. Ir trečią kibimo sulaukiau jau ryte. 6 ryto, kaip sakant, žadintuvas. Didžiausias tos sesijos karpis 18 kg 300 g. Tai kaip ir žvejyba buvo nusisekusi, tiesiog gaila, kad nepavyko pafilmuoti, nes oro sąlygos tikrai to neleido. Buvau 4 sektoriui ir tikrai dar bandysiu grįžti į Tauragę ir parodyti, kaip aš ten žvejoju, kokius masalus naudoju, tik nežinau dabar kada. Nes planuose yra už 2 savaičių atsisėsti į laukinį telkinį. Aš tam telkinį gaudau jau 4 metus. Tai bandysim ieškoti naujų vietų. Ir manau, apie 3 paras praleisiu prie laukinio telkinio. Tai tikrai bandysiu filmuoti, kaip aš gaudau laukiniuose telkiniuose, kaip aš susirandu vietas, kaip šeriuosi ir kokiais boiliais gaudau.
Tai manau, už kokių gerų 2 savaičių bandysiu jau gaudyti laukiniam. O dabar tai dar biškiuką pasidėsiu, paskui pradėsiu daiktus pakuotis. Tikslas yra, sakau, kaip minėjau, iki 10 valandos pasidėti ir po biškį link namų. Tai ką, baigiau savo žvejybą, kaip ir daiktai jau supakuoti, išdžiovinti, beliko tik į mašiną susidėti ir link namų. Tai žvejybą tikrai užskaitau, eksperimentas kaip ir pavyko, su stambiais masalais, dideliais boiliais, pagauti didelę žuvį, tai kaip ir esu patenkintas. Gal kažkiek tais norėjausi didesnio karpio, bet gerų emocijų davė ir 33 beveik kilogramų šamas. Tai ką, atsisveikinu ir iki kito karto.